Tai labas visiems, nauja graži savaitė. Mes su Danute išvis po tokios didelios audros ir labai džiaugiamės, kad visi sveiki, visi gyvi, kaip aš sakau, ir Danutė tą patį. Namai, stogai, mašinos, tai mes įsigysim, pasitaisysim. Svarbu, kad žmonės yra gyvi, nes audra tikrai buvo labai didelė. Neskaičiuosim, ar yra žuvusių, ar nėra žuvusių. Šiandien mes kalbėsim. Yra. Bet taip. Šiandien mes Pas tave kalbėsim. tarp kitko mieste. Žinau, berniukas tas, ane? Nu va. Nu gerai, Danute, tik to. Pradėkim šiandien mes tą mūsų sesiją apie skaičių magiją. Kai jau visi žinote, kad mūsų Danutė yra skaičių ekspertas, jinai apie skaičius gali papasakoti be galo daug. Ir šiandieną norėčiau, kad Danutė pasidalintų mums apie mano vieną mėgstamiausių skaičių, tai 5. Nes skaičių virtiniai 10-tyje 5 yra per vidurį. Tai prašau, Danutė, papasakok tu mums apie tą mano ir tikiu ne tik mano mėgstamą skaičių 5. Labą dieną visiems. Aš prisidursiu prie to pačio. Ačiū Dievui, kad likom gyvi, sveiki, nes tikrai mus patalžė, nenumatytas uraganas. Tai ačiū, kaip aš sakau, Dievuliui, kad mes dar likom šioj žemėj. Ir dėkojam angelams sargam. Kodėl? Todėl, kad mes juos turim, tuos angelus sargus. Tai va šiandien pakalbėsim apie skaičių 5. Ką jisai mums duoda, kas jisai per vienas yra. Skaičiukų, kaip ir minėjau, yra nuo 0 iki 9. Tai va jau mes daėjom pusiaukelę. Tai pasidalinam tą pusiaukelę su tuo 5. Numerologijos skaičius 555 dažnai interpretuojamas kaip galingas pokyčių, transformacijos ir augimo ženklas. Ką jis mums reiškia ir ką jisai mums duoda? Pokyčiai ir transformacija. 4 5 sustiprina žinią apie svarbius pokyčius, kurie vyksta arba netrukus įvyks jūsų gyvenime. Tai gali būti nauja pradžia, naujos galimybės ar esminiai gyvenimo etapo pokyčiai. Asmeninis augimas. Skaičius 5 simbolizuoja laisvę, nuotykius ir gyvenimo pamokas. Kartojantis skaičius 555 pabrėžia, kad esate pasirengęs augti, mokytis ir priimti naujas patirtis. Drąsa ir pasitikėjimas. Šis skaičius ragina jūs išdrįsti palikti komforto zoną, pasitikėti savimi ir savo intuiciją. Dabar biškį stabtelėsiu prie šitos frazės, todėl, kad visą laikę marketingo atstovams, dirbantiems arba kitiems žmonėms, einantiems į interneto platybės, visą laiką, kaip ir tu, Jūratė, mini, reikia išeiti iš savo komforto zonos. Tai va, net 5 pažymi lygiai tą patį, kad reikia išeiti ir pasitikėti savimi ir savo intuiciją. Einam toliau. Palaikymas iš visatos. Čia, kai sako, viskas susijęs su tenai. Manoma, kad tai ženklas, jog visata jūs palaiko ir skatina nebijoti rizikuoti. Už tai ir sako, kad reikia išeiti iš komforto zonos, pasitikėti savimi ir nebijoti rizikuoti. Jei dažnai matote šį skaičių, pagalvokite, ar jūsų gyvenime nėra srities, kurioje būtina keistis. O gal jau esate pokyčių kelyje, tai tada tobulinkite tą savo pokyčių kelią. Tai priminimas būti atviram naujoms galimybėms ir klausytis vidinio balso. Koks mūsų yra įdomus 5. Koks tikrai įdomus, labai įdomus. Negaliu pasakyti, kad neįdomus, net man pačiai įdomus, nes su ta komforto zona aš esu pati susidūrus ir gan stipriai. Ir pati Jūratė, žinai, kad man išeiti iš komforto zonos tai yra didžiausias iššūkis pasaulyje kažką padaryti. Kaip tam uraganui praskristi ir man taip pat praskristi pro interneto platybės. Bet kažkaip,
kai sako, jeigu pasitiki savimi, savo intuiciją, tai reikia važiuoti į priekį. Tai žinok, dabar Danutė, tu su tuo 5-tuku, tai man iš viso, kadangi pas mane irgi yra 5-tukas mano gimimo datoj, ir tu Taip. pradėjai tinklinis marketingas, internetas, visos socialinės medijos, komforto Taip. zona, pasitikėjimas ir nebijojimas išeiti, tai va čia viskas yra kaip ir apie mane. Vat pas mane Taip, yra tas grinai, 5-tukas. grinai. Ir aš turiu va taip daryti. Ir aš, kaip tu sakei, ir aš darau jau tą dalyką. Nu, bet žinok, šios dienos va tas tavo 5-tukas ir tavo tas papasakojimas apie tą 5-tuką mane iš vis tai dar didesnis spyris į viršų, kad tikrai nesuabejoti, tikrai nieko nedaryti ir eiti tik į priekį. Nes aš jau pastebėjau, kad aš einu gera linkme, nors pas tave 5-tuko ir nėra tavo gimimo datoj, bet gal Nėra. namas kažkada, gal būtas kažkada, kaip tu sakai, gal laikrodis dažnai rodo 5-tuką 5 valandą, nesakykim. Ir tu taip pat galiu pasakyti tau, kad eini teisinga linkme ir nesustok ir eik, ir eik, ir eik. Nes kaip mes visi žinom, jeigu mes pakalbėjom vieną antrą kartą apie, pavyzdžiui, pradedam kalbėti 1, 2, 3, 4 ir mes sustojam, ne? Bet jeigu mes šiandien tos sesijos skaičiukų nebūtumėm tęsę, žmonės būtų pasimetę, pasakė, nu kaip čia dabar, 1, 2, 3, 4 ir viskas, o kur 5, 6, 7, 8, nesakykim. Tai va čia Nu, ir taip. būtų visiems suglumimas ir mum, kaip ir pradėjusiam tą kelią, ypač va tavo, ne, kai esi skaičių profesionalas, supermenas ir sakytų, nu va, reiškia kažkas, tai yra ne taip, kad jinai tik tai 4 skaičius pasakė ir stop. Tai vat nesustokim. Ir kaip aš žinau, kad yra, vat kaip tu sakai, 5, 5, 5, 5, ne 4 5-tukai. 4 5-tukai. Jo, ir yra, kaip supratau, palei tavo pasakojimą ir manau, kad ir 6-tukai bus ten 4. Taip. Va, Taip. kaip supratau, palei tavo pasakojimą, kad galima kalbėti apie vieną skaičių, ne, o, pavyzdžiui, vieną vienetuką, galima kalbėti konkrečiai apie 2 skaičius, ne, Taip. apie 3 ir Taip. apie 4. Tai Taip. aš manau, Danute, kad kai mes pabaigsim visus tos 10 skaičių, mes pradėjom nuo vienetuko, baigsim nuliuku, kuris irgi yra be galo Oi, įdomus. be galo įdomus ir labai ilgas galiu pasakyti, nes nuliukas turi be galo daug reikšmių. Be Taip galo. pat. Ir tada galėsim, aš tavęs noriu paprašyti nuo visos auditorijos, kuri mus žiūri, stebi, kuri nori sužinoti kuo daugiau, kada mes baigsim nuliuką, tada tęsim sesiją po 2 skaičius, po to po 3, po 4. Nes tikrai aš žinau iš tavo pasakojimo ir apskritai, kad apie skaičius galima kalbėti labai daug, nors jų, kaip tu sakai, yra tik 9. Nu, Taip, su nuliuku tik 10. Nu. Su nuliuku 10. Nu, taip. tai va, tai aš manau, kad to, Danutė, nebaigsi sesijos su tuo 5-tuku ir tęsi toliau ir toliau. Man labai įdomu pačiai tikrai pasiklausyti, padėti tau pakalbėti ir aš labai noriu, kad žmonės žinotų kuo daugiau apie skaičių magiją. Taip, kad jie paprasčiausiai reikia žinoti tam, kad žmonės nebijotų. Taip, taip, nes žmonės bijo. Aš, pavyzdžiui, Taip. kai mes kalbėjom apie vienetukus, aš tada buvau kaip ir pamiršusi. Ir po to, po mūsų tos sesijos, nepatikėsit, kiekvieną dieną pasižiūriu laikrodį 11:11. Pas mane elektroninis laikrodis ir Taip. 11:11, 4 vienetukai. Ir Taip, tada aš todėl, kad pradėjau jie, galvot. taip, jie kaip vaidenas, nesivaidena, bet paprasčiausia tiesiog užsifiksina. Bet Taip, žmonės to nesureikšmina. O kai paklauso, aha, paskui pradeda galvoti ir paskui rimtai. nu va, Dzirts ten, pasižiūrėjau, dabar tu sakai 5-tukas. Pas mane gal gimimo datoj sudėjus gal ir nesigautų to arkano 5-tuko, nu, bet pas mane būtų numeris 4 + 1 = 5. va, Va prašau. tau ir mistika. Tikrai, Ir vėl nu va, 5. sakau. Taip, kad sekite Kur mūsų. pasisuki, ten mistika. Nu, tai visiems tiem, kurie jau pradėjote žiūrėti mūsų sesiją su Danute apie skaičių magiją, kurie dar gal tik tai užeisit per viduriuką, gal užsuktite
kažkur tai prieš galą jau to skaičių magijos. Pasisukit, pažiūrėkit į nuo pirmo skaičiuko. Dar Danutė vieną kartą savaitėje dalinasi ir apie tarologiją. Tai irgi yra toksai mokslas, įdomus. Irgi žmonės labai daug kas Savotiškas, jo. bijo tos tarologijos, nes skaito, kad čia yra ragana. Ne jokia čia neragana. Neragina, čia paprasčiausias yra mokslas. Tai va. Tai ačiū tau, Danutė, šiandien už tą nuostabų penketuką. Mes su tavim tikrai tęsim tas mūsų sesijas, o visiems tiem, kurie žiūrėsit mūsų įrašą ir jums tikrai patiks, o kad patiks, aš garantuoju, pasidalinkit su savo draugais, pakvieskit, po įrašų visą yra YouTube kanale Danutės grupės, užeikit į grupės, bendraukit asmeniškai, bendraukit komentarais ir Danutė jums tikrai atsakys į visus jūsų klausimus ir išgvildens, jeigu jūs norėsit žymiai giliau ir daugiau. O šiandieną visiems gražios dienos. Iki!